Atvažiavau į sodybą ir atnaujinimas jau iš sodybos. Turim apšiltinimą iš lauko. Pamiršau, kaip tiksliai vadinasi šitą vatą, bet žodžiu, jinai yra kieta. Ir namelis jau atrodo taip, vidaus atrodo taip. Turim sienas jau. Sienas yra, tuoj lentutės, plėvelės, iš tos pusės skarda. Viską parodysim eigoje. Tai bet jau prasidėjo vaizdai. Kaip viskas statosi, tai jau bus įdomiau pažiūrėti. Kiekvieną dieną atvažiavus, kas čia pasikeitė. Praėjo dar porą dienelių ir jau namas atrodo dar vis neapkaltas. Bet jau uždėta kažkoks tai plėvelė lauko atspari, lentutės, ant kurių kalsis. Jau šitą sieną lentutėmis tom dailylentėm apdailiniam. Ta nematoma siena kalsis skarda iš tos pusės. Čia irgi lentutės, kaip ir minėjau. Jau panašus vaizdas į namą. Kol kas vaizdas toks. Ir dar viena diena ir turim ant namo jau pirmas lentutės. Wow. Ne, rimtai gražu, man patinka. Paprasta, bet gražu. Kol kas tik viena siena pradėta ir vidu jau užpūstas poliuretanas. Bet neturiu dabar rakto, nežinau, ar kažką pamatysiu. O taip atrodo. Gera pradžia, judam rytoj toliau. Kalam lentutės, parodys, kaip atrodo toliau. Oi, čia turbūt geriau matosi. Bet galima būtų palikti tokį vaizdą vidui. Visai gražiai atrodo. Šiandien ne pasienio krantas, šiandien sodyba prie malūno ir šitą vandenį tokios spalvos pabandysim pakeisti į mėlynos spalvos. Nusipirkau dažų, išbandysiu juos ir jeigu kažkas pavyks, tai parekomenduosiu ir jums. Parodysiu, kaip viskas tas vyksta. Instrukciją palikau namuose, tai nežinau tikslaus kiek reikia pilti, bet pažiūrėsim, kaip viskas veikia. Buvo rekomenduotina, atsimenu, kad įpilti vandens apie 10 litrų. Čia nežinau, kiek litrų, tai iš lempos įpilu. 10 litrų, tai panašiai ir gaunasi. Ir į 10 litrų buvo parašyta, kad 100 gramų įmesti. Vienas maišelis įvaizduoja 100 gramų ir yra. Tik tai nežinau, buvo parašyta, kad jisai ištirps. Bet ar tas viduje maišelis ištirps? Turbūt tą reikia išpakuoti. Ir pažiūrėsim. Bliam, čia reikėjo su piršniam turbūt. Jau praplėšiau daugiau nei reikia. Bliam, jau dažasi. Pažeidžiau maišelį turbūt. Jis turėtų ištirpti pagal idėją. Gal uždengti? Kaip daug geriau. Bet čia jau matosi, kad mėlynuoja. Nes aš jį pažeidžiau. Kažkodėl galvoju, kad reikės poros, blemba. Gal čia reikėjo jį visą dėti, nes tai tirpsta ir šitas atrodo. Nuo vandens. Čia. O, va, ištirpsta, ne? O, blem. Nu, pofik, davai bandom. Jam atrodo ir šitas tirpsta, va, išėti atidarinėje ir sutirpsta. Turbūt reikėjo visus mesti kartu. Visą maišiuką. Visą maišiuką nereikia. Čia 1 kilogramas yra, tai čia nežinau, čia keliam sezonam turbūt. Iškart metu ir antrą. Tas jau ištirpo beveik. Blem su rankom tai nelabai gerai. Sakė, jie žuvų nedažo, žmogus spalvos nekeičia dėl to ir augalijai nekenkia. Bet jų pagrindinė priežastis paskirtis yra ne tai, kad nudažyti ir suteikti gražesnį vaizdą, o tai, kad dumbliai tie viršutiniai ir kaip jie nesirinktų žodžių. Tai uždengia kažkaip paviršių ir jie nesidengia. Ir žodžiu sakė, nedažo, bet šiaip rankas tai dažo. Ir nelabai atsiplaut gali. Tai va dabar ištirpsa šitas, turbūt pamaišysiu. Nu, aišku, čia jisai šitas kiekis, 200 gramų, tai yra visam mano tvenkinukui šitam. Žodžiu, išmaišom kibirą, jau gal reiks išmesti. Nedaža. Ne, nu čia normalu, čia koncentrato kiekis visam tvenkiniui, kur čia nežinau, kiek čia kubinių litrų, 2000, kiek čia bus, reiktų paskaičiuoti, kiek čia ant kiek ir koks gylis. Pas mane čia kažkur 2,5 metro, man atrodo. Ir kiek čia bus, nu kokių 30 metrų ant 20? Nu, kažkas manau panašiai.
Pirmas vaizdas toksai, kad turbūt jo čia atrodytų mažai būtų, kad pakeistų kažkokią spalvą, bet tie 10 litrų turėtų kažką tai nuveikti. Gerai, einam po biškį papiluosim dabar. Dar ne iki galo ištirpo, bet kol papiluosim ratu, ateisim iki čia galutinis taškas bus. Čia našakai šitą. Užteršiai prūdą. Tai kam tu čia tai pridarai? Apipilavau tiltą dar. Nušaunu. Dar biškį įpilu ir... Čia moki veži dažų šitas kažkai. Mėlynoji mėrė čia. Mūrai bus mėlynis. Ant visų pukštikti. Ir va dar liko košės, kurią krante paleisim. Gražu. Labai. Įsiplauna tą medūzą. Tai ranką gidėk. Ne, rankos jau daugiau nekyšia. Batas atsiplauna. Antifrizas. Yra tikimybė, kad per didelį tą koncentratą kiekį panaudojam šitą. Todėl, kad, nežinau, atrodo tai. Atrodo bus gerai. Atrodo labai daug čia mėlynumo. Nuo krašto, kur pradėjom, tai jau spalva neblogai keičia. Rankos irgi. Dabar palieku taip, kaip yra viskas tie dažai ir važiuojam. Važiuosiu po poros dienų, pafilmuosiu, kaip viskas atrodo. Po kelių dienų išsisklaidė. Atvažiavau po kelių valandų pažiūrėti, aišku, dienos šviesoje kitaip turėtų matytis, o vakare atrodo taip. Melsvas, žalsvas, bet sakau, dienos metu turėtų visai kitaip atrodyti turbūt. Bet spalva tikrai pakeitė, visas išsisklaidė vanduo. Praėjo 2 dienos, atvažiavau į sodybą prie malūno, pasižiūrėti koksai vaizdas ir pažiūrėkit koksai mano antifrizo tvenkinys. Dabar kaip atrodo. Šiaip efektų patenkintas, tik tai įsivaizdavau, kad bus melsva spalva, o gavosi žalsva. Tai gali būti čia dėl to, kad padauginom to koncentrato, 200 gramų įdėjom į tokio dydžio tvenkinį, o jau būtų užtekę turbūt 100, nu bet pažiūrėsim, su laiku turėtų vis tiek kažkiek nublukti ir pakeis spalvą. Tai, bet bendras vaizdas tikrai gražu. Gražiau nei buvo bent jau man. Tai aš pabandžiau, patikrinau, galit ir jūs bandyti, rekomenduoju. Čia ne reklama, nieks man už tai pinigų nemokėjo, dėl to susiraskit internete, kur jums patogiau nusipirkti. Aš nežinau kur, nepamenu net kur pirkau, bet pasiteisino, man patiko. Grįžom į sodybą, pasienio krantas, vaizdai atsiveria tokie į namą. Dar nėra apdailų aplink langus, čia jau skardelė atsiranda, bet dar truputį prasimazinom, trūksta vienos skardos ilgio, užsakiau ją ir toliau užsibaigė iki galo. Tai vat, vaizdas kažkoks toks, iš šitos pusės garažo stilius, iš tos pusės lentutės. Čia jau skonio reikalas, bet dar nebaigta, dar vertinti negalit. Čia labai tamsiai matosi. Ir dabar einam svarbiausią vietą į priekį. Prasidėjo lietus ir gerai, kad pačiu laiku jau viskas apsidengia. Tai va, priekio vaizdas toks gaunasi. Namelis atrodys daug maž taip, aišku, visą vaizdą dar pagyvins šią terasą su visais džekuzais ir viskuo turbūt ateityje. O kol kas vaizdas toks, į vidų užėjus, ką galim parodyti, jau yra dedama plėvelė iš vidaus. Pusė plėvelės jau uždėta ir prasidės jau po poros dienų pertvaros.
Čia truputį pasibraižėm ant žemės, kaip bus. Žodžiu, čia tulikas, kaip ir sakiau, vienas kambarys, antras kambarys. Ir čia virtuvė, ir čia tas toksai kambarėlis, čilzona, purvini langai. Žodžiu, tiek vat reikalų nuveikti, atrodo gal ir ne per daugiausiai. O pinigais čia kosmosas. Ką dar parodyt? Kubilą turi mobilų. Jeigu kažkas norėtų išsinuomoti mobilų kubilą, kreipkitės. Gal jau praeitą kartą sakiau, nepamenu, bet štai jis gražuolis. Su vyčiu, šviečiančiu vakare. Gražus. Su ratais, džekuzi, apšvietimai, viskas. Wow. Dar nežinau, kurie vieta bus čia laikinai kažkur statoma, kuris jie bus naudojamas. Galbūt prie pirtelės būtų logiškai. Bet galima nuvežti ir jūsų kiemą, jeigu norėtumėt. Tai kol kas daugiau neturiu ką parodyti. Važiuoju dirbti, uždirbti pinigų, kad čia kažkas pasistatytų ir galima būtų jau pagaliau atvažiuoti. Grįžau į sodybą, dar porą dienelių praėjo. Brangus projektas šitas, bet turim sienas, turim pirmą kambariuką, antrą kambariuką ir tuliką. Nežinau, ar užteks čia dydžio 2 ant 2. Kriauklė, dušo kabina, skalbenkė. Tulikas tas montuojamas į sieną. Kažkaip taip. Čia didesnis kambarys. Lubos bus aukštos tokios. Įtempiamos greičiausiai. Ir čia tas mažesnis kambarys. Ir čia tokia kaip maža selytė. Durys į terasą, kaip ir minėjau. Virtuvėlė į kampuką. Ir čia kažkoks minkštas kampas, kažkoks staliukas ir kažkas tokio. Planas toks. Reikia atsigauti truputį. Nespėjau tiek uždirbti, kiek kainuoja statyti. Brangus dalykas. Pagaliau skarda šitą galinę namą uždėta. Visai gražiai man žiūrisi, man patinka. Čia tik kampukas užsidės dar šitoj vietoje, skardinis. Ir manau visai gerai žiūrisi. Paprastai, tvarkingai. Kas dar padaryta, nežinau. Galbūt labai daugiau viduje nieko ir nėra. Tai turbūt šiam video tiek. Jeigu patiko, paspaudžiam laiką, subscribe, prenumeruojam iš kanalą. Dėkui visiems, kurie prisideda Contribui. Jums visada video įmetu anksčiau ir kaip visada žadu padaryti dar atskirą video kažką įdomesnio formato. Tai laukiam kitos serijos. Kam patinka statybos, o ne driftas, tai parodysiu. Kai bus sekantį kartą turbūt daroma elektra, vanduo pravestas ir apsikalinės sienos. Po to gipsiukas, dažymas ir jau bus įdomiau, nes jau atsiras kažkoks vaizdas viduje. Kol kas pasigrožėkim to, kas yra.